Labas rytas. Nu ką, prasideda 9 diena. Šiandien aš pajudu nuo Austrijos krašto ir važiuoju į Slovakiją. Slovakijoje šiandien praleisiu tik vieną dieną, pernakvosiu joj ir tada vėl grįšiu atgal į Čekiją. Iki Slovakijos, bent jau kiek aš matau, dar vis galioja Eurovelo 6 ir važiuoju šalia upės. Takelis labai, nėra pats geriausios kokybės, bet labai faina, vėsų, gaivu čionai tarp medžių ir vaizdai nerealūs, nes jau prasideda vėl kalnai, yra į ką pasidaryti. Taigi šiąnakt nakvojau vis tik toj mokamai stovyklavietėj ir džiaugiuosi, buvo labai ramu, buvo realiai tik tais 3 palapinės per visą stovyklavietę. Žmonių nebuvo. Man patiko. Tai šiandien nusimato, man atrodo, nesudėtinga diena, bet kiek mačiau, bus nemažai važiavimo prieš vėją. Tai žiūrėsim, kaip su tuo seksis tvarkytis. Labai gražu šiandien čia. Bratislavą palikome užnugarį. Prieš pat Bratislavą sutikau dar vieną turistą dviračiu. Su ją pavažiavom apie 20 km. Daug greičiau prabėgo tie kilometrai su kompanija. O dabar jau kertu Bratislavą. Užsukau į parduotuvę nusipirkti pietų. Užsukau į McDonald'ą išgert kavos. Ir kažkokiais keliukais bandysiu išvažiuoti iš čia. Dabar yra biški po 12 ir jau yra numinta apie 30 km. Tai aš manau, kad dar pusantros valandos paminsiu ir prisiglausiu kur nors papietauti. Šiek tiek po pirmos sustojau miestelyje pavadinimu Stupava. Radau parkelį su prūdeliu, apsiprausiau, atsigaivinau. Dabar pietus, tunas, kaip visada. Jau yra po pirmos biški ir numinta virš 43 kokių ar 4. Tai netiek daug ir liko šiandien teoriškai. Žiūrėjau, kas miestelį yra. Tai mėgsta kebabus. Haki kebab and pizza. U Samira pizza and kebab. Tai čia picos ir kebabų galima rasti. Bet nusprendžiau neapsisunkinti tokiais maistais. Slovakija po kol kas nuvilia dėl kelio plento kokybės. Biški prašiau negu praeitose šalyse, net gerokai prašiau. Bet aišku, čia dar tik 1 kilometrai. Dar manęs laukia nemažai šiandien, dar truputėlis rytoj ir bus biški aiškiau, kokie čia keliai Slovakijai. Bet man po kol kas Čekija laimi visais aspektais keliuose. Pirmi 20-30 km šiandien nusimynė ganėtinai lengvai ir greitai, nes radau kompanijos, radau dar vieną keliautoją dviračių iš Olandijos, kuri atlieka
Eurovelo maršrutą, žodžiu. Jau kelyje apie 7 dienas. Dar įdomus dalykas, kad važiuojant pro laukus prie kukurūzų man įgėlė kažkas. Netikėtai, staigiai skrido tiesiai įgėlė. Tada įlindo man po maikę. Maždaug va čia. Ir dar kartą įgėlė. Tai spėju, kad ne bitė, bet gal kokia širšė ar kažkas. Nežinau, kas dar gelia daugiau negu vieną kartą. Savo tipinę manierą, vėl praleidau vieną posūkį, tai dabar tenka važiuoti daug didesnį ratą, kad pasiekčiau tą patį tašką. Nebūna lengvų dienų ant dviračio, ne? Būna lengvos dienos, kurias Robertas pasisunkina. Kiekvieną kartą. Belen kaip karšta šiandien, saulė išlindo, debesis visi pasislėpė ir aš buvau nepasitepęs saulės kremu, o dabar važiavau gal kokių 15 km vien ant saulės ir biški neramu, kas su manim bus, tai dabar pagaliau pavyko rasti kažką, kur nusuk, nes labai nebuvo miškų nieko, tai dabar įlindau kažkur, kur pavėsį radau, pasitept ir toliau važiuosim. Atvažiavau kempingą, labai didelis, labai daug vietos, bet labai karšta ir nėra pavėsių. Tai aš čia padariau didelę trianguliaciją, kur už valandos bus pavėsis iki pat vakaro ir tada, kur ryte irgi teoriškai dar bus pavėsis. Tai man atrodo, turiu vieną optimalesnių vietų. Nes šiaip tikrai tokie kempingai biški didelį minusą turi, kad neturi pavėsio. Šiaip visai padoriai atrodo, yra dušai, vonios, tualetai. Sakė, yra Wi-Fi'us, nežinau kiek pas mane jo čia bus, bet prie pat yra elektra. Paprašiau žarnos paplauti dviratį. Paploviau, jisai švaresnis. Toli gražu nešvarus, nes neturiu visų reikiamų dalykų, bet truputį pavaliau. Tai bent jau kažkiek padariau atrodo, nes biški prieš vieną teko man pavažiuoti šlapių žvyrų ir tenai gerokai apsinešio visas dviratis. Tai tą norėjau svarbiausia nuplauti ir man jau labiau patinka. Šiandien tiesa nakvoju su nemažai skruzdėlyčių. Buvo žiūriai sunku išsirinkti vietą vien dėl saulės, dėl skruzdžių mačiau, kad jų biški yra, bet visko nesužiūrėsi. Tai viskas, jau pavalgyta, išsimaudyta, dviratis nuplautas, dabar lendu į palapinę, turiu skanaus gėrimo, turiu sausainių ir podcastą. Na, šiandienos skaičiai yra tokie. Važiavau beveik 5 valandas, 88,7. Turiu sakyti, kad čia yra 90, nes porą kilometrų buvau pamiršę šitą užkabinti, tai jie nesiskaičiavo.
Didžiausias greitis manau, kad nerealus, čia kažkas užsibūgino vėl ir vidutinis 18,4.